nuolatinis stresas ir pastoviai jaučiama įtampa tampa pastovų tavo palydovu, nesijausk vienišas. Visame pasaulyje šiuo metu vyksta dideli tektoniniai lūžiai vyrų sąmoningume ir supratime. Finansinis spaudimas ir karjeros lūkesčiai tai yra tas, ką jaučia daugelis vyrų, įtampa ypač dėl ekonominio nestabilumo ir nesugebėjimo atlikti sėkmingo vyro modelio. Tai daugelis nepripažįsta, tačiau viduje pergyvena ir jaučiasi. Ką daryti tokiu atveju? Tiesiog priemi tai kaip duotybę arba kažką keiti. Kad nesijausti pastoviame strese, reikia mažinti kortizolių kiekį. Ką daryti? Ne tik tai sportas, ne tik tai kažkokia veikla, kuri nukreipia mintis, kaip meditacija, pastovus poilsis, miegas, gera mytyba, kažkokie tai lūkesčiai, tikslų išsikelimai ar poilsinis kelionės, tačiau yra ir kiti būdai. Šiuo metu būtina kiekvienam vyrui naudoti savo mytybos racione maisto papildus. Ką bešnekėtų medicina, ką bešnekėtų tave lydintis žmonės, aplinkiniai ir taip toliau. Tai yra vienintelis būdas, kuris padeda palaikyti centrinę nervų sistemą ramybėje, sumažinti streso hormono kortizolio kiekį, padidinti laimės hormonų, serotonino, endorfino, oksitocino, dopaminų kiekį. Tai yra būdai, kaip mes galime susitvarkyti savo emocinę pusiausvyrą. Nebūtinai mes turime dalyvauti pokalbiuose su psichologais ar psichiatrais. Ne visiems mums reikalinga tokia pagalba. Tačiau, ką daryti? Pasitarkim, parašyk,